Sveiki visi. Pirmiausia, labai noriu padėkoti visiems, kurie jau peržiūrėjo neseniai publikuotą mūsų tyrimo Narkos Lituanos premjerą. Ačiū už kiekvieną like, ačiū už kiekvieną komentarą ir ačiū už jūsų palaikymą. Ir žiūrėdami video tikriausiai atkreipėte dėmesį į vieną žmogų. Šis žmogus tai ne centrinė tyrimo figūra, ne vienas iš dviejų lietuvių, kurie susidūrė tiek su Jungtinių valstijų sankcijomis, tiek su Lietuvos kriminalinės policijos dėmesiu. Šis žmogus tai Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto kriminologijos katedros asistentas Mindaugas Lankauskas. Mūsų tyrime mes panaudojame tik tai keletą citatų iš labai įspūdingo ir galingo pokalbio su Mindaugu, kur mes nėrėm į visiškai nepažintas gelmes ir Mindaugas papasakojo apie tai, kaip veikia tarptautinė narkotikų prekyba. Nuo Pietų Amerikos, kur yra gaminamas kokainas, iki Europos, iki Okeanijos, pradedant kainų skirtumais ir baigiant logistiką. Ir be abejo pakalbant ir apie lietuvių organizuotas nusikalstamas grupuotės, kurios dalyvauja kokaino prekyboje. Taigi nusprendėme, kad būtų nuodėmė pasinaudoti tik tai keliomis minutėmis iš beveik pusvalandį trukusio pokalbio su Mindaugu Lankausku. Jį kviečiame ir pasižiūrėti. Pradedam galbūt nuo ekonominio aspekto. Mūsų nagrinėjimo atveju, pakrikštėm tai Narkos Lituanos, eina kalba pagrindę apie kokaino kontrabandą iš Pietų Amerikos į Okeaniją, tai yra Australija ir Naujoji Zelandija. Kuo ši rinka yra ypatinga? Na, bent jau mano žiniomis, tai ši rinka yra ypatinga tuo, kad yra vienas didžiausių kokaino kainų turbūt pasaulyje. Tarkim, jeigu Pietų Amerikoje tai yra, keli doleriai ar eurai už gramą šioje šalyse gamintojose, tarkim, Kolumbija, tai būtų Peru, Bolivija. Tai Australijoje, įvairiais duomenimis ten priklauso dar nuo tų regionų, nes milžiniška šalis gali svyruoti nuo 300 iki 500, pavyzdžiui. Už gramą. Taip, už gramą. 500 gal jau čia tokia jau viršutinė riba, kur nors ten vidury Australijos. Tai čia jau super aukšto grynumo turbūt ir taip toliau. Taip, dar nuo grynumo priklauso be abejo, Naujoji Zelandija kainos dar aukštesnė šiek tiek negu Australijoje. Tai tarkim, jeigu imkim 200-300 Australijai, tai Naujoji Zelandija gali būti 350-400 ir panašiai kaina, daugmaž tokia. O jeigu su Europą palyginti? Su Europą palyginti didesnės kainos, Europoje jos irgi yra skirtingos. Tai reiškia, kad kuo toliau nuo Ispanijos, tuo brangsta kokainas ir jo kokybė prastėja. Toks natūralus procesas, nes prekeiviai, ypač tos vidutinės grandies, jie nori ir savo prisidurti kažkiek, komercinis yra interesas, tai vyksta, tarkim, priemaišų atsiradimas toksai, kartais ir tikslingas ir panašiai. Amfetamino gali dadėti, pavyzdžiui, Lenkai, nes tenai yra labai, kūrybiška virtuvė. Jo. Tai, tarkim, šiaurėje jisai brangiausias yra, jeigu imant Europą, tai yra Skandinavijos šalis. Tai būtų Švedija, Norvegija, Danija, Suomija. Pietuose pigiausia, tai yra, kur yra tie vadinamieji entry points, tai yra uostai, per kuriuos patenka didžiausi kiekiai. Tai yra Ispanijos uostai ir Italijos uostai, kaip taisyklė, plus Beniliukso šalis, bet jisai kažkodėl vis tiek yra brangesnis. Aš tai spėčiau, kad tai turbūt siejasi su pragyvenimo lygiu. Natūraliai, tarkim, kūras brangiau kainuoja tau ir kiti dalykai, tai ta kaina šiek tiek pakelia, nepaisant to, kad, tarkim, Antverpenas arba Rotterdamas yra vieni iš didžiausių, neoficialių, žinoma, kokaino prekybos taškų Europoje. Taip pat, aišku, ir mažesni uostai šitame versle, tarkim, dalyvauja, tik tai gal netokį didelių mastų, tik tai koks yra jų privalumas, Klaipėdos pavyzdžiui, kad tenai galima turėti tokį netikėtumo faktorių, nes visi įsivaizduoja, toks kaip ir no-braineris, kad tai yra Antverpenas ir Rotterdamas. O tarkim Klaipėda gali pasitarnauti kaip tam tikram dideliam kroviniui, pavyzdžiui, perkelimo, kai yra spaudimas teisėsaugos didėja kitur. Toks persiskirstimas rinkos, tarkim, taip. Arba atsiranda palanki proga ir panašiai. Italijos uostai tai turi tokią specifiką, kad kiek ten teisėsauga bespaustų, bet vietinės organizacijos yra įsišaknyjusios į visą visuomenės kūną ir turi žmonių visur, tai tarkim kokiam Neapolyje, Baryje,
Palermo yra neįmanoma užtikrinti ne tai, kad kontrolės kažkokios, bet, didesnio spaudimo, reiškia, vis tiek ten tas srautas teka, didesnis ar mažesnis visada. Tai, tokia, gal sakyčiau, specifika, ir grįžtant prie kainų, tai Skandinavijai brangiausi iš Europos ir dėl to lietuvių grupės, kurios buvo kažkiek susijusios su kokaino prekyba, užsimdavo tokių dalykų kaip jo transportavimu iš pietinės dalies arba Beneliukso į Skandinaviją. O tos europinės gramo kainos, jos kokios rėmuose svyruoja? Kaip jums atrodo, kiek Lietuvoje galėtų kainuoti? Nesupirkit. Tai 100 eurų. Čia toks vidurkis, tarkim, nes yra svyravimai, tarkim, galima pasižiūrėti tam tikrose programėlėse, pavyzdžiui, darant žurnalistinį tyrimą ir jūs rasit, kad kažkur 80 keli, 120 kažkur va toks svyravimas. Aišku, vėlgi, čia yra nelegali rinka, tai labai sunku pasakyti, kokie ten produktai yra. Tarkim, visada buvo taip manoma, kad kokainas Lietuvoje yra blogas. Kad jis yra prastos kokybės, skiestas arba daug feikų ir panašių dalykų. Bet pastaruoju metus matosi toks įdomus dalykas, kad bent jau europiniu lygiu, kaip aš žiūriu duomenis, pavyzdžiui, iš Europos Drugs Agency, tai kokaino grynumas auga Europoje, čia visų ES mastų, o kaina mažėja. Nes jo daugiau rinkoje. Jo, didelį kiekį. Tai toks labai įdomus darosi dalykas. Ir Lietuva, kadangi jinai irgi priklauso nuo tų prekybos grandinių, kurios yra Europoje, mes neatsiejame nuo to, tai Lietuvoje vyksta panašus procesai. Ir netgi, jeigu aš neklystu, bijau dabar labai sumeluoti, bet man atrodo, nuotekų tyrimas, gal girdėjot, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno vandentiekio kanalizacijos sistemos, tai jisai parodė, kad auga vartojimas šiek tiek. Ir bendros populiacijos tyrimai, kur darė narkotikų, tabako kontrolės, alkoholio kontrolės departamentas, irgi parodė, kad šiek tiek auga. Kas anksčiau buvo, toks retas dalykas, tarkim, pramogų versle, tarp kažkokių turtingų verslininkų, tai buvo. Tai dabar toks vaizdas, kad jau ir vidurinė klasė jau gali prie to prisiliesti. Ekonominė padėtis prie to prisideda. Tai reiškia, kad turtingos valstybės arba tos valstybės, į kurias kokainas patenka pirmiausiai, turi daugiau vartotojų visada. O kas liečia krovinio pelningumą, jeigu galima taip sakyti, taip išeina, kad Okeanijoje tas pats gramas, kilogramas, tona yra 3-4 kartus didesnis pelnas. Netikslu, daugybę kartų didesnis pelnas. Tarkim, jeigu imam didmeną, tai kilogramą Kolumbijai, ten įvairiais duomenimis galima nusipirkti už kelis tūkstančius, tarkim, eurų. O Okeanijoje tai gali kainuoti 100 000. Ta prasme, tai maržos yra, neįsivaizduojamo dydžio. Tai reiškia, kad, žiūrint iš tos grinai ekonominės verslo perspektyvos, jūs galite sau leisti prarasti 10 krovinių. Kad vienas pravažiuotų. Ta prasme, jūs galite prarasti 10 krovinių kokiose nors ten valtelėse, jachtose, ten plaustose, kur tik norit. Bet jeigu vienas praeina, jisai atperka viską ir uždeda jums dar didesnį pliusą. Čia kažkada amerikiečiai kažkai mokslininkai skaičiavo, kiek narkotikų reikėtų sulaikyti, kad neapsimokėtų. Čia per Meksikos-Amerikos sieną. Tai jie ten padarė tokią išvadą, kad trečdalį ar kažkiek, bet išeina tik 10%. Tai vienu žodžiu vis tiek. O tai Okeanijoje tasai santykis yra dar didesnis, nes kainų skirtumas yra milžiniškas. Gal vienintelis toksai, kaip čia pasakyti, ribojantis veiksnys yra, kad nėra tos rinkos labai didelės. Gyventojų skaičiumi. Tai jie ten vartoja daugiau negu Europoje, vidutiniškai populiacija. Bet nesusidaro jau labai daug tų gyventojų. Tai jeigu jų būtų dar daugiau, tai pelnai būtų, kaip Jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, jeigu Australijoje gyventų gyventojų, tai ten būtų iš vis neįsivaizduojama didžiai pelnai. Bet ir dabar pakankamai dideli. Minėjot valteles, jachtas, ar tai yra vienas iš pagrindinių kokaino transportavimo metodų į Okeaniją? Ten gal pasisekė, tam Ramiojo vandenyno regione, tai gal tokia vietinė, galbūt specifika didesnė, nes jeigu mes imsime Europą, tai čia toks standartas yra tie jūriniai konteineriai, kurie yra dideliuose laivuose prekybinėse. Tai tarkim,
įsivaizduoju, kad patikrinti neįmanoma, nes didžiuliai prekių kiekiai, jeigu mes norėtum tikrinti, tarkim, kad ir Klaipėdoje, tai mes turėtum visą policiją turbūt paskirti vien tam uždavinį. Tai reiškia, kad reikia žinoti, dažniausiai turėti intelio, kažkokios tai žvalgybinės informacijos. O tenai yra tokia specifika, yra daug mažyčių salų, ten skirtingų jurisdikcijų, ten įvairiausių pačių ir žvejų nemažai, kurie ten nusiema žvejybą, tarkim taip. Tai natūraliai taip išeina, kad tie mažesni laiveliai, ar ten jachtos būtų, ar tie tokie apsimetantys žvejybiniais, arba vykdantys žvejybą ir prisidurintis iš kokaino, yra tokia labai patogi galbūt priemonė. Dar koks įdomus dalykas, kodėl būtent Okeanijoje tai gal labiau paplitę, kad kartais ten nebūtina į kažkokius uostus, švartuotis uostuose, kad krovinį iškrauti. Tai reiškia, kad tą galima padaryti kažkokioje nuošalioje saloje, tarkim. O po to kitoje ir panašiai. Tai čia, sakyčiau, gal tokia gamtinė geografinė specifika gal tai lemia. Greičiau. Sakant, natūrali infrastruktūra. Taip. Tai pavyzdžiui, pažiūrės, kaip Filipinai atrodo, tai žinot, Jo. daugybė salų ir tarkim, teisėsaugai norint kontroliuoti, reikia, aš neįsivaizduoju, kokių resursų reikėtų. Bet jeigu tu pasiimi nedidelę jachtą ir plauki per ramųjį vandenyną su kokaino kroviniu, čia ne Valujavičius, bet vis dėlto rimta kelionė ir galų gale tikėtina, kad dalis tų krovinių tiesiog paskęsta su visom įgulom. Taip, neabejoju, kad tikrai praradimai krovinių tikrai nemaži. Vien dėl to, kad, pavyzdžiui, patys laivai, jau nėra tokie kaip transatlantiniai, kažkokie ten didžiuliai ir panašiai. Tai čia kažkaip gal galima netgi tokią iš kitos serijos tokį palyginimą rasti su pabėgėliais į Europą, kur plaustais plaukia. Čia aišku aukštesnis techninis lygis, tie laivai bent jau pritaikyti, plaukyti tam tikrus atstumus, bet įvairiai, aišku, ten būna. Tai įgula turi būti kvalifikuota, tu nepaimsi žmogaus už gatvės perplaukti ramųjį vandenyną. Tai ką aš ir minėjau, kad dalis ten yra, sakyčiau, labai aukštai kvalifikuotos įgulos, nes tai yra žvejai. Tai, žvejas, kad būtų nekvalifikuotas, turbūt sudėtinga rasti. Tai, bet, pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvena taip pačiai Papua, Gvinėjai. Labai bloga ekonominė situacija. Sostinėje, didžiosiuose miestuose gaujų karai, tai užverbuoti tokių žmonių, kad jie sutiktų bežvejodami ir kažkokį krovinį praplukdyti, nėra sudėtinga tikrai. O jeigu apie lietuvius kalbėtumėm, kuriuo laikotarpiu, ar anksčiau, ar dabar, bet... per pastarosius 10 metų, tarkim. Iš principo lietuviai, bent jau kokį aš turiu supratimą, nes aš vėlgi naudoju tokią retrospektyvę informaciją, tai yra, pavyzdžiui, iš baudžiamųjų bylų, kurios jau baigėsi. Tai reiškia, kad aš daugiau žinau apie dalykus, kurie buvo praeityje, negu tie, galbūt, kurie dabar vyksta, ką geriau žino galbūt teisėsauga. Tai lietuviai užima tokią, sakyčiau, logistų poziciją dažniausiai. Tai reiškia, kad jie gali gabenti krovinius, gali ir pirkti tam tikrus kiekius, bet jie dažniausiai neužima tos pačios aukščiausios grandies, kuri organizuoja visą procesą. Dėl kokių priežasčių, jeigu kalbant apie kokainą, tai priežastis tokia, kad Europoje nėra. Tai natūraliai, kad žmonės, kurie organizuoja prekybą, gamybą, didmenos, kažkokį tai supakavimą ir panašius dalykus, jie yra Pietų Amerikoje. Tai yra Kolumbija, Peru, Bolivija jau mano minėta, meksikiečiai, net meksikiečiai jau yra šiek tiek toliau nuo to. Nes Meksika daugiau, tarkim, jeigu imant jų pačių užauginamus dalykus, tai kanapėm daugiausia verčiasi, o kitus jie, tarkim, fentanilį iš Kinijos importuoja po Ameriką, kokainą iš Kolumbijos. Logistikos centras. Jo, logistikos centras. Tai lietuviai, jie dažniausiai užima tą tokį logistų poziciją, arba bent jau anksčiau, ankstesniais ypač laikais, tokia kaip tarpininkų pozicija tarp vakarų Europos ir Rusijos organizuotų grupių. Ir tarkim, jums turbūt teko girdėti apie hašišo krovinius didelius. Jo. 300 kg, tona, 2 ir taip toliau. Jie niekada, drąsiai galiu sakyti,
nebuvo skirti Lietuvos rinkai ir jie dažniausiai keliavo, čia buvo tas toks kelias į Sankt Peterburgą. Net ne į Maskvą, bet kažkodėl buvo gal ryšiai geresnė su Sankt Peterburgu, kalbant apie hašišą. Jie keliavo ten, miestas, kuriame gyvena 5 milijonai gyventojų, tarkim, kaip visos Baltijos šalės daugmaž. Tai natūraliai didžiulė rinka. Ir kokie dar šalutiniai įrodymai leidžia man taip teigti, kad jeigu žiūrint baudžiamasias bylas dėl smulkių, nedidelių kiekių, hašišas sudaro labai nedidelę dalį. Kanapės dominuoja, nes kanapės galima auginti ir čia Lietuvoje, tarkim, su specialiom lempom, tarkim, tai nėra sudėtinga, tai tu gali ir vietinį produktą gauti, o hašišas keliauja iš Maroko visada, per Ispaniją vėlgi. Per Ispaniją ir tada, kai tie didžiuliai kiekiai, jos labai patogu, supresuoti, padaryti tas plytas vadinamasias, matėt gal kaip atrodo krovinės daugmaž. Ir tada, aišku, transportuoji, tik aišku, tada reikia jau rinktis, kokiu būdu tai daryti, ar tai būtų sunkvežimis kažkoks, traukiniu galbūt įmanoma, gal sudėtingiau visgi traukiniu galvoju. Tai, pasirinkti būdą ir pabandyti praslysti pro sieną. O kas liečia darbo jėgą? Daugelis matė Martyno Starkaus filmą. Lietuvių mulų, kaip suprantu, Pietų Amerikos kalėjimuose yra šimtai. O dar iš Lietuvos kaip jūrinės valstybės pusės, ar mes pasižymėm kaip potenciali laivų įgulų šalis? Geras klausimas, nes dėl laivų įgulų tai man neteko kažko labai girdėti, kad lietuviai būtų kažkaip labai stipriai kažkur dominuotų ar būtų susiję, kažkaip negirdėjau, o dėl mulų tai tikrai taip. Aš ir pas mačiau keletą reportažų, kur rodė, kur lietuviai ten, tarkim, Kolumbijos kalėjime ar Centrinės Amerikos kalėjimus ir taip toliau. Tai vadinamieji mulai ir tas standartinis toks gabenimo būdas, kur buvo tas prezervatyvas į skrandį ir dažniausiai tai buvo žmonės, kurie turėdavo skolų, pavyzdžiui. Lašimo skolų arba įkalinimo įstaigoje turintis ir taip toliau. Jeigu žiūrint, tarkim, iš organizuotų grupių perspektyvos, jų net negalima turbūt pavadinti tais tikraisiais nariais. Arba jeigu ir buvo, tai pati ta žemiausia grandis. Tai taip, Lietuvos organizuotos grupės, kaip ir galima sakyti, dalyvauja, būtent tų mulų parūpinime, arba juos pačius naudoja, kad gauti krovinius į Lietuvą ir panašiai. O lietuviai kaip mulai, kuo jie yra patrauklus? Čia dėl lietuviško paso, kuris taip išgirtas? Jo, tas bevizis režimas kai kuriuose šalyse, nemažai valstybių, man atrodo, kur gali su lietuvišku pasu važiuoti, po to gal kelia mažiau įtarimų, tarkim, jeigu tai būtų, tarkim, Kolumbijos piliečiai arba Bolivijos, jau iš karto kyla tam tikrų minčių. Aišku, ir skrydžius planuojant, tai dažnai yra pagalvojama, kad, tarkim, nebūtų tiesioginio skrydžio iš Bogotos į Madridą ir toliau į Vilnių, kažkaip gudriau sugalvoti, bet ne visada tam yra laiko, ne visada apie tai pagalvojama, tiesiog pasiseks. Kaip eilinis iki pasisekė kažkas toje. Tas krovinys, kuris, tarkim, plaukia jachtele per Ramųjį vandenyną, 1,5–2 toną, tai jau turbūt yra labai grynas produktas, kurį jau pristačius į rinką galima skiesti ir galima iš tos tonos pasidaryti 2 ar 3. Taip. Tai tie, kurie sugeba nusipirkti Pietų Amerikoje, tai jie dažniausiai, nebent apgauna. Nes irgi ten žmonės tokie įvairūs, tarkim taip. Bet jeigu tai yra, pavyzdžiui, Neapolio mafija, Camorra, tarkim, jos nariai nuvažiuoja, jie gaus, nežinau, ar ten 100% yra, nuo 90 kelių procentų. Ir ten tokiais papušia štampais. Tai toks kaip brandina jo ir tarkim, tada uždeda tą štampą ant to vadinamojo akmens ir jį parduoda. O jie jau tada, ką daro, čia jau jų sąžinės reikalas. Tarkim, vieni galbūt prekiauja, bet kai nueina iki pačio žemiausio lygio, tai ten atsiranda godumo reikalas, atsiranda žmonių, kurie priklausomi nuo kokaino, tai reiškia, kad jie dalį savo atsideda ir tada, tarkim, gauni tu gramą,
pusę suvartojai, liko tik tai pusę, o tu nori parduoti ir atiduoti savo bosui dar dalį pinigų ir savo pasilikt. Ir natūraliai tada galvoji, ką tu reikia daryti. Nu, kažką čia pamiksuoti. Bet aišku, tai nedaroma jau tai visiškai įžūliai, nes tada, klientūra pasipiktins ir nebepirks. Ir paskūs bosui. Ir nueis pas konkurentus. Nueis pas konkurentus, jo, nes tokia labai įdomi rinka, nes ten žmonės vadovaujasi gandais narko rinkoje, nes, niekasgi netiria laboratorijose. Niekas net nežino, kas tai yra iš tiesų. Tarkim, medžiagos kai kurios atrodo identiškai. Labai panašiai ir kartais gali vietoj vienos kitą gauti ir panašiai. Yra tokie degustatoriai, kurie nustatytų, kiek maždaug grynumas, kokia kokybė. Man atrodo, čia filmo reikalas, ten, kur, žinot, ateina ten su pirštu paselėmės. Aba šitas geras. Bet, kas yra įdomu, aš mačiau, neseniai atsirado ne tik medžiagų reagentai, kurie jau yra Lietuvoje, bet ir jų purity reagentai. Tai aš kaip įsivaizduoju, kad čia dileriai turėtų naudotis. Tarkim, jie gauna kažkokią prekę, jie tada išmatuoja ir žiūri, daugmaž kiek ten procentų jam rodo. Iki šito nutikimo, kaip suprantu, lietuviai buvo pirmiausia žinomi kaip tie, kad netų logistai, kaip tarpinė grandis, ne kaip žmonės, kurie prieina prie šaltinio ir, iš esmės, didžiausią pelno dalį pasiima. Jo, iš principo daugiau kaip logistai, tarpininkai, pavyzdžiui, užsimdavo to, kad nugabendavo krovinį į Skandinaviją. Tarkim, iš tos pačios Ispanijos, Italijos. Kaip nupirkę iš kitų organizacijų. Kita vertus, visada kažkoks kiekis būdavo ir Lietuvoje. Ir kai mes kalbam apie kokainą konkrečiai, tai visas kokainas, kuris, 99 procentai, kuris patenka į Lietuvą, jis yra susijęs su organizuotam grupėm. Nes, tarkim, jeigu kalbant apie kitas rūšis narkotikų, tai kanapės, pavyzdžiui, tai yra žmonių, kurie jas patys augina, pavyzdžiui, savo ar kitiems. O kai yra kokainas, tai, tu to kokamedžio neužsiauginsi Lietuvoje ir Europoje jis irgi nėra neauga. Tai natūraliai, kad vienintelis šaltinis yra iš Pietų Amerikos, o kaip tada tą prekę gauti, reiškia, yra būtini kontaktai su ten esančiomis grupėmis. Kitaip neįmanoma. Tai, natūraliai išeina taip, kad kokaino prekyba Europoje užsiema tik organizuotos grupės. Tai čia galbūt ir pabaigime mūsų pokalbį tokiu moraliniu aspektu. Ką pasakytumėt, tarkim, tūlam Vilniečiui, kuris naktiniam klube sugalvoja truputėlį 0, kažkiek gramo nusipirkti ir pavostyti? Čia toks turbūt reikalaujantis pasimerkimo dalykas. Iš principo taip, reikia suprasti, kad, kaip atrodo, kaip ir nieko blogo jisai nedaro. Taip jam atrodo, bet, iš principo tai yra, palaikymas tam tikros juodosios ekonomikos. Nes tavo pinigai vis tiek nueis ten. Jo, nueis iš principo tom grupėm, ir tada, jeigu taip tęsiant tą diskusiją ir konvertuosis, tarkim, į ginklus, pavyzdžiui, ir panašius tokius dalykus. Tai jo, tai yra tam tikras, toks pasyvus dalyvavimas, sakyčiau taip. Tikimės, kad šis pokalbis jums patiko tiek pat, kiek jis patiko ir mums. O jeigu norite prisidėti prie mūsų veiklos, vertiname kiekvieną rėmėją. Tiek remiančius mus per Patreon, tiek prenumeruojančius Sienos paštą, tiek palaikančius mus skiriant 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Kviečiame prisijungti prie Sienos bendruomenės bet kuriuo pasirinktų būdu. O nauji tyrimai jau greitai.